Girdžiu žmonių tokių, nežinau, pasąmonių, klėdesių, kad Nemuno aušra, tai matai, nebuvo valstybinė partija, nes jinai nepalaikė Kapčiamiesčio poligono. Tai ir tai buvo aišku, kad mes nepalaikysim po to, kai krašto apsaugos ministras nesugebėjo neatsakyti nei vieno klausimo. Tai buvo aišku, kad kariuomenės vadas, kuris šneka vėjus ir toliau šneka vėjus, kad jisai priims ir ne visai sveikų žmonės į gydymo į kariuomenę. Tai už Kapčiamiesčio poligoną balsuoti buvo visiškai juokingai, plus reikia nepamiršti, kad koalicinėje sutartyje apie Kapčiamiesčio poligoną net nebuvo nei vieno žodžio. Koalicinėje sutartyje buvo aiškiai pasakyta, kad vertybiniuose klausimuose koalicijos partneriai pasilieka balsuoti kaip reikia. Tai mano galva, kad Kapčiamiesčio poligonas yra valstybinės reikšmės objektas. Tokiu atveju turi būti rengiamas patariamasis referendumas gyventojų ir gyventojai turi išsakyti savo viltis ir mintis. Jeigu Kapčiamiesčio poligonas žmonės mato, kad jis būtent reikalingas, tai yra tam referendumas ir įpareigojimas, negali, aišku, prispaus politiko, bet rekomenduoti ten Seimo nariui Petrui Antanui, Remigijui ar ten Dainorui balsuoti dėl paties Kapčiamiesčio poligono. Na, tai čia jau gali. Antras dalykas, tai, ką mes kalbėjome apie Kapčiamiesčio poligoną, kad jis nereikalingas, viskas įsipildė net kaupo. Ašgi sakiau, viešas saugumas, oro gynybos sistemas ir valstybės saugumo duomenų užtikrinimas. Tai reikėjo palaukti tik tais 1,5 mėnesio ir viskas įsipildė, ką Nemuno aušra kalbėjo prieš Kapčiamiesčio poligoną. Dronai skrenda į Lietuvą, ukrainietiški dronai nevaldomi, nesugaudomi ir panašiai. Tai kur tada yra ta Bilotaitės tvirtovė siena, jeigu viskas kiaurai eina, ko puikiausiai. Duomenys Lietuvoje nėra užtikrinami, nėra apsaugoti, nes jos gali išnešti, pavogti ir jos panaudoti. Tai mes žiūrėkime apie medikų duomenų nutekinimą, apie registrų centro duomenų nutekinimą ir viešą saugumą. Jeigu šiandien policija ir pasienis net neturi pakankamai įrankių kovoti su kontrabanda, kovoti su nelegalais, tai apie ką mes šnekam? Jeigu valstybės saugumo departamentas sako, mums trūksta finansinių pajėgumų ir žmogiškų išteklių patikrinti iš trečiųjų šalių atvykstančius asmenis, bet mes statom Kapčiamiesčio poligono, kuris niekam nereikalingas. Tai įrodė jau Irano karas ir tai įrodė Ukrainos karas. Dabar Ukraina jau tampa lyderiaujanti fronte. Aišku, jinai užimti teritorijų negali, nes dėl kitų reikalų, bet jeigu žiūrėsime know-how technologijas, tai Ukraina viena moderniausių šiandien vykdo. Amerika, supratus, kad nelaimės Irano karo, o tiksliau pralaimėjusi karą, pastūmė laikinai Izraelį į kampą ir ten Izraelis toliau putojasi, pyksta, barasi ir panašiai, bet jie suprato, kad tu prieš Iraną nelaimėsi su savo balistiniam raketom, nes Iranas jau tiek išvykstė savo karinę pramonę ir ne tankais jie išvystė, ne pėstininkų mašinomis. Tai statytis Lietuvoje dar vieną poligoną, man tai yra nesuprantamas dalykas yra. Tai aš manau, kad tie oro virpesiai arba balsas, kuris eina iš kažkokių ten jų glūdumų, tai yra daugiau verslo balsas, daugiau statybininkų verslas, daugiau medžiagininkų verslas, daugiau yra tie, kurie savo interesus tikrai neapsaugo nei vienas poligonas, ar Ukraina apsaugoja poligonas, neapsaugoja. Tai tas pats paimkite bet kurią, ar ten Ameriką paimkime, ar Iraną, ar bet kurią kariaujančią valstybę. Nebėra, o šiaip tai Lietuvoje tų poligonų pilnai užtenka.